Nu ką, pradedam. Gal su akiniais protingiau atrodysiu. Sveiki susirinkę gerbėmieji klausovai ir mielusios klausovės. Tikriausiai jums keista, kad už manęs nėra kažkokio pikto traktoriaus ar tepaluotų bičių. Deja, bet šią aplinką pakeis kur kas malonesnė ir ramesnė vieta, tai biblioteka. Tikriausiai jau supratote, kad šiandien kalbėsiu apie bičių duonelę, jums teikiamą naudą, kaip iškulti duonelę, kas iš viso tai yra duonelė. Tad jeigu nesi atklausęs dar bičiulio amžiejaus paskaitų, tau ši paskaitėlė puikiausiai pravers. Na, o jeigu tu jau esi 80 lygio bitininkystės žinovas ir jau esi įkūręs bičių kartelį, siūlau aš tau praleisti šį vaizdo įrašą ir bent pasižiūrėti, kaip namų sąlygom galima iškulti būtent tą bičių duonelę. Žinoma, kad jūs nekvestionuotumėte, ar ši informacija yra teisinga. Aš rėmiausi keletą knygų, kurdamas šį vaizdo įrašą. Trumpa ir paprasta 36 puslapių knygelė su daug paveikslėlių kiekvienam skaitytojui, Jono Balžeko ir Violetos Čeksterytės bičių produktų surinkimo ir gamybos rekomendacijos, kurioje galite rasti visą aktualią informaciją apie bičių produktų išgavimo būdus, įvairiausias technologijas, naujausius ir pagrindinius laikymo ir sandėliavimo reikalavimus. Antra, bet tikrai neprastesnė knyga būtų Jono Puišio bičių ūkis, pikio, pienelių, nuodų bei žiedadulkių rinkimas ir duonelės išėmimas, gydymas, maisto ruošimas, transportavimas ir veislininkystė, su puikiu turiniu ir daug pavyzdžių. Na ir viena iš pagrindinių ir turbūt svarbiausių šio vaizdo įrašo šaltinių – Antano Gendrolo žiedadulkės ir bičių duonelė, kaip sveikai ir ilgai gyventi. Tad jeigu tu mėgsti mokslinę literatūrą ir esi pasiruošęs praleisti ne vieną ar ne 2 dienas, siūlau aš tau paskaityti šią knygą. Na, žinoma, ir nepamirškime ir Jono Krikščiūno bitininkystės knygos, dar geriau žinomos kaip Lietuvos bitininkų Biblija. Rėmiausi ir keletą straipsnių, daug vaizdo įrašų, na ir šlakelis buvo įdėta ir asmeninės patirties. Bičių duonelė. Bičių duonelė, pradėkime nuo to, tai yra natūralus produktas. Tai yra pagrindinis baltymų, riebalų, mikroelementų ir angliavandenių šaltinis skirtas auginti bičių perams. Būtent jeigu trūksta šios maisto medžiagos avilyje, sutrinka visa bičių šeimos gyvybinė veikla. Aš nekalbu tik tai apie bičių perų auginimą. Sutrinka ir bičių vaško išgavimo procesas, sutrinka ir pienelio išskyrimas. Na, o kadangi bėda po vieną nevaikšto, tai sutrikus bičių pienelio išskyrimui, sutrinka ir bičių motinėlės produktyvumas. Kas dar nėra matę bičių duonelės, tai bičių duonelė gali būti geltonos, dažniausiai rudos spalvos, rūgštoko arba kartoko skonio rutulėliai. Bičių duonelė yra gaunama iš žiedadulkių. Būtent šias žiedadulkes veikiant įvairiams fermentams, mikroorganizmams, padidintai drėgmai ir 35-36 laipsnių temperatūrai, maždaug per 2 savaitės šios žiedadulkės virsta bičių duonele. Šis procesas nėra, kad tik ir atsiranda bičių duonelė. Tai yra labai sudėtingas ir reikalaujantis ypač kruopštaus bičių darbo procesas, kuriame sudėtingi cheminiai junginiai virsta kur kas paprastesnėmis cheminėmis medžiagomis. Visas bičių duonelės gavybos procesas prasideda nuo bičių ir žiedadulkių. Šias žiedadulkes paimame bitės, jas sumaišo su nektaru ar su medumi, jas parsiskraidina atgal į avilį, ten sumaišo su įvairiausiais seilių sekretais, dar gal šiek tiek dar medaus įdeda, na ir pripylę sudėję tas būtent žiedadulkes į kūrio akutę, užpildo 2/3 kūrio akutės, užpila medumi ir uždengia vaško dangteliu. Kad jums paprasčiau būtų tai įsivaizduoti, jūs nueinate į daržą, pasimete kopūstą, prasinešate tą kopūstą namo, jį sutarkuojat, dar įdedat kažkiek spanguolių, įdedat kmynų, na ir uždengę visą tai dangčiu, jūs užraugite kopūstus. Ir čia prasideda visas mikroorganizmų darbas. Ateina tokios pseudomonos bakterijos, jos sunaudoja deguonį ir susidaro anaerobinės sąlygos būtent toje akutėje. Šio proceso metu dalis sudėtingų angliavandenių virsta monosacharidais,
Na ir išsiskiria dalis pieno rūgšties. Kam ta pieno rūgštis yra svarbi? Ši pieno rūgštis neleidžia formuotis pelėsiams, įvairioms puvimo bakterijoms, tad bičių duonelė paprasčiausia puikiai užsikonservuoja. Žinoma, šio proceso metu veikiant įvairiems fermentams skyla ir baltymai, ir kiti angliavandeniai, ir riebalai. Plyšta net ir pačių žiedadulkių apvalkalėlis, tad žiedadulkėje esančios maisto medžiagos, jos lengviau gali būti įsavinamos organizme. Bičių duonelėje yra visos nepakeičiamos amino rūgštys, kurių mūsų organizmas negali pasigaminti ir privalo gauti su maistu. Yra įvairiausių vitaminų C, B1, B2, E, H. Su pieno rūgštimis išskiria daug vitamino K. Taip pat yra ir daug mikroelementų – vario, cinko, geležies, būtent ypač daug geležies, kuri yra svarbi hemoglobino susidarimui. Nepamirškime ir fermentų, ir angliavandenių, ir baltymų, ir į riebalus panašių elementų. Kitaip tariant, tai bičių duonelė yra nuostabus maisto medžiagų šaltinis, kuris prilygsta augalinės kilmės produktams, pavyzdžiui, miltams, ryžiams ar žirniams. Tad pripasakojus tiek daug maisto medžiagų, vitaminų, kurie turbūt jums prabėgo pro vieną ausį ir pabėgo kažkur kitur, aš jums geriau papasakosiu, kamgi ta bičių duonelė yra reikalinga tau. Kaip minėjau, yra daug vitamino K. Vitaminas K yra atsakingas už kraujo krešėjimą ir kaulų metabolizmą. Yra ir daug mikroelementų geležies. Geležis yra atsakinga už hemoglobino susidarimą. Netgi iš asmeninės patirties galėčiau papasakoti, kaip vienos klientės vaikui trūkstant kraujyje hemoglobino, jeigu neklystu, buvo 80 kažkur gramų litre. Vos per 2 savaitės hemoglobino kiekis pakilo iki 115. Tai yra nuostabus pavyzdys. Dėl didelių pieno bakterijų kiekio šios bakterijos gali padėti atstatyti jūsų žarnyno mikroflorą. Tik tai nepatarčiau jos naudoti didesnių skrandžio rūgštingumo besiskundžiantiems žmonėms, nes bičių duonelės pH siekia 4,3 balų. Na, o jeigu labai norite bičių duonelės, tai galite ją vartoti tik po maisto. Dėl esančių omega-3 riebių rūgščių bičių duonelėje galite susimažinti cholesterolio kiekį, galite susimažinti arterinį spaudimą, turi antitrombozinį poveikį. Kitaip tariant, bičių duonelė yra puikus ir nuostabus papildas kraujotakos sistemai. Bičių duonelė pasižymi ir dietinėmis savybėmis. Pavyzdžiui, Vokietijoje į dietinius produktus yra dedamas medus, žiedadulkės, ta pati bičių duonelė ar propolis. Taip pat bičių duonelė gerina širdies darbą, stiprina kraujagyslių sieneles. Ją patartina vartoti po įvairiausių ligų ar antibiotikų vartojimo. Tad bičių duonelę patartina naudoti sergant mažakraujystę, įvairiausiom žarnyno ligom, hepatitu ar cukriniu diabetu. Aš tikriausiai užtrukčiau visą parą, kol išvardinčiau visas bičių duonelės gerąsias savybės, nes nepaminėjau ir kosmetologijos, ir netgi veterinarijos. Tad geriau nedaugžodžiaujant, skubame prie bičių duonelės išgavimo būdų. Bičių duonelės išgavimo būdų yra turbūt tiek, kiek yra plaukelių ant bitės, bet idėja išlieka viena ir ta pati. Aš bent bičių duonelę išimu rudens laikotarpiu, kada ruošiu bičių šeimas žiemojimui. Paliku, aišku, vieną gerą korį su bičių duonele žiemai, kad bitės nebadautų pavasarį ir turėtų kuo maitinti perus. Na, o visą kitą likusią bičių duonelę su senais koriais aš išimu. Aišku, tik tai nereikia išimti ir perų, jeigu ant to korio jų yra. Na ir išėmus tokius korius, aš išsuku medų ir duodu išlaižyti bitėm. Vienas iš geriausių patarimų būtų palikti tuos korius kažkur už kilometrų, kad neprasidėtų intensyvus ir didelis vagiliavimas. Tada po 2 valandų, tokius korius pasiimu, nes jie jau būna tuštutukai ir pilnai išvalgyti. Ir iškart supjaustęs dedu į šaldiklį. Patarimas mano būtų ilgai tokių korių nelaikyti šiltoje vietoje, nes gali labai greitai užpulti kandys.
Tad jeigu bent turit kruopelytę laiko, būtinai atlikite šį darbą iš karto. Na, jeigu esi stambus bitininkas, tikriausiai tu turi gerą ir seną pažįstamą, kuris turi bičių duonelį skuldimo aparatą su džiovyklė ir gali tikrai profesionaliausiu būdu iškulti tą duonelę ir išdžiovinti. Na, o jeigu esi paprastas bitininkas ir turi turbūt kokius 2 ar 3 kg bičių duonelės kuriuose, aš tau patarčiau su nedidelėmis investicijomis išsikulti tą bičių duonelę namuose. Taigi, užteks šitų teorinių žinių, mums jų tikrai nereikia, geriau kimam prie praktinių. Yra labai senas, geras ir laiko patikrintas būdas, tai močiutės maišas. Močiutės maišą galite įsigyti bet kurioje močiutės spintoje, galite kartais rasti pas dėduką, o jeigu neturit dėduko ar močiutės, tai geriausia būtų nusipirkti drobės ar tvirtesnės medžiagos ir pasisiūti tą maišą pačiam. Antras būtinas ir reikalingas dalykas kuriant bičių duonelę, tai yra sietas. Sietą turite jūs tikrai visi. Aš būtent kalbu apie bitininkus, jeigu jūs esate paprastas žmogus ir tai turite, aš nežinau, kam jūs tai turite. Bet grotos. Grotos tokios yra prie avilių naudojamos, kad bičių motinėlį nepraeitų į aukštesnius korpusus ir nepridėtų kiaušinių ir paskui, kad bitininkas nekeiktų tos motinos. Stebuklai, bičių duonelės dydis atitinka būtent akelių šitų tarpelių dydį. Tai jeigu turite tokį sietą, naudokite jį. Viena iš didžiausių problemų naudojant tokį sietą, tai yra, kad jeigu yra mažų gabaliukų bičių duonelės, dažnai tie gabaliukai prakrenta žemyn ir būna gan dideli bičių duonelės nuostoliai. Taigi, galit naudoti tokį sietą. Čia yra avilio dugnas. Avilio dugnas, jis yra tankesnis, su mažesniais tarpais, todėl jau būtent valant bičių duonelę neprakrenta tie maži gabaliukai ir būna mažesni nuostoliai. Tai gali tokį naudoti variantą. Ir viskas, imam bičių duonelę, šiek tiek dar pasilikau, kad jums galėčiau parodyti, kaip ją išsikulti. Dar tik tai pridursiu, kad šitas būtent būdas bičių duonelės yra kaip rekreacinis, nes galite išlieti visą savo pyktį ir būtent jį nukreipti kitais geresniais tikslais. Pasimkite tą močiutės maišą, jį prisidėkit korių. Mano vienas iš patarimų net būtų prisidėti kur kas mažiau korių, nes gali vėliau, kuriant bičių duonelę, jį gali prašiau išsikulti. Tai susiraskit dar ir kietą paviršių ir galit tą maišą daužyti su koriais. Na ir porą kartų padaužius, įsivaizdavus, kad tos grindys yra, nežinau, aš tai bent įsivaizduoju savo praeitų metų rapsą, kaip jį, nesvarbu, įsivaizduokit, ką tik norit, čia jau jūsų fantazija laki. Dar galit karts nuo karto iš maišo kraštų sujudinti duonelę, ar tos kurie gal net neįsikūlė, dar kartą padaužyti. Na ir kaip minėjau, pasimkite sietą, įsipilkite tą bičių duonelę su visokiom vaško priemaišom ir gerai papurtykit. Vienas geras patarimas, kuo ilgiau kratyti ant tų grotelių bičių duonelę, nes prie bičių duonelės dažnai būna prilipę vaško gabaliukų ir kuo tu ilgiau kratai, tuo labiau tie vaško gabaliukai nukrenta ir bičių duonelės būtent kokybė būna geresnė. Ir viskas, turite bičių duonelę, ją tik tai reikia išdžiovinti. Aišku, be džiovinimo galite jūs ją ir taip naudoti, tik patarčiau ją visą laiką laikyti šaldiklyje, kad ji nepradėtų pelyti ar gesti. Na, o išleidę daugmaž nuo 40 iki 60 eurų, galite tikrai nusipirkti labai gerą džiovinimo aparatą. Jis dažniausiai būna skirtas vaisiam, bet jis puikiausiai tinka ir duonelė. Tik yra vienas nedidelis pastebėjimas, kadangi bičių duonelė yra džiovinama 38-39 laipsnių temperatūroje, geriau, kad toks aparatas būtų reguliuojamas 1 laipsnio tikslumu, nes kitu atveju pakėlus temperatūrą, pavyzdžiui, 43 laipsnių, dažniausiai netgi visada denatūruojasi baltymai, tai bičių duonelė gali prarasti daugelį savo naudingųjų savybių.
Na, džiovinimas nėra kažkoks labai sudėtingas procesas. Paprasčiausiai bičių duonelė turi būti gerai išdžiovinta, ir kietesnė ir tikrai neminkšta. Tada tokia bičių duonelė sandėliuojama dažniausiai indeliuose, maišeliuose. Čia jau jūs nuspręskite, kaip jums yra patogiau. Dar galite ir sumaišyti įvairius mišinius su medumi, 1 su 1 santykiu arba 1 su 2. Tik tai, aišku, po džiovinimo peržiūrėkit bičių duonelę ir įsitikinkite, kad nėra kažkokio didesnio vaško gabalėlio, ar bitės galvos, ar nutrauktos kojos, nes tai tikrai kenkia bičių duonelės kokybei. Ir galiausia, vartojimas. Vartoti bičių duonelę patarčiau po 10-15 gramų, tai daugmaž sudaro apie 1 arbatinį, gal net po 2 arbatinius šaukštelius bičių duonelės, o jeigu jūs norite gydomaisiais tikslais ją vartoti, tai patarčiau po 1 šaukštą. Tik aišku, patys jau pasiskaičiuokite, nes bičių duonelės kaina svyruoja nuo 25 eurų už kilogramą iki netgi 60. Tad jums kaip pirkėjui aš patarčiau pirkti bičių duonelę iš pažįstamo bitininko. Noriu pabrėžti, kad bičių duonelę gali vartoti ir vaikai, tik patarčiau juos pratinti nuo 1 granulytės per dieną iki 1 arbatinio šaukštelio per dieną. Tad jūs savo vaikus galėsit apsaugoti nuo peršalimo ligų. O iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad vaikai nesiskundžia bičių duonelės skonio savybėmis. Ir viskas, man skauda jau liežuvį, nenoriu daugiau ką pasakoti ir turbūt visą informaciją jums rūpimą išdėsčiau. Jeigu jūs dar nestabiliai jaučiatės ant kojų, turėdami šias žinias, galite visada paskaityti šaltinius, kuriuos paminėjau vaizdo įrašo pradžioje. O jeigu esi patenkintas ir tikrai apsipatenkinęs, siūlau už tą paspausti like, prenumeruoti mano kanalą, nes šių mokomųjų vaizdo įrašų turėtų ateityje padaugėti įvairiausiom temom. Taip pat būtų labai įga, jeigu tu pasiektum mane Contribui platformoje, kur tikėtina aš įkelsiu aktualios informacijos apie bičių duonelę ar rūpimus jums klausimus atsakysiu. Ir būtinai liek arba kulti bičių duonelę, arba pirkti jos pas kokį nors bitininką. Pavyzdžiui, pas tokį Vilių Juodzevičių. Tai kol kas tiek. Agronomija yra kieta, bitininkystė dabar tikrai kiečiau. Susitiksime kitame vaizdo įraše. Čiau!